Sveiki! Jau pusę metų, kaip esame socialiniuose tinkluose, tiek Instagram'e, tiek YouTube'e, keliame visokius video, jums padėti taipogi įsirengti savo svajonių namus ir žinoma stebėti mūsų procesą, kaip mes įsirenginėjame. Tai apžvelgsime dabar, ką per pusę metų esame pasidarę. Mantas praeis per sąrašiuką. Jo, metų pradžioje pasidariau aš sąrašą, kokie darbai likę iki visiškai pasibaigti namo statybos. Tai buvo pirmas darbas suklijuoti plyteles katiliniai, tą pats pasidariau, tai buvo daug vargo, daug išmokau, bet visai neblogai pavyko. Tada sandarinimo darbai, suklijuoti juostas, ištepti sandarinimo mastiką, grindų perimetrą, stogo perimetrą, rozetės, taip toliau. Daug teplioja. Ir priminimas, naudokite penusilio, tik tai mėlyną, o ne baltą. Nes bent jau su mėlynu, tai matote, kaip pasikeičia ir jau kur ištepę esate. Pečių irgi pastatė, tai žiemą kažkada jau turbūt sausį, tai va irgi pečius atsirado. Yes. Tada montavom gipskartonio pertvaras. Ir tenais jau su Nagliova kartu montavo. Matėte, NF statybos padėjo mums šito klausimu. Tada sekantis darbas sąraše buvo rekuperacija, kurią irgi įsivedžiojau pats ir pasijungėm, jau stovi rekuperatorius, viskas paruošta, tiesiog ir difuzoriai, viskas jau sumontuota, tai realiai tik paleisti ir dar idealu būtų subalansuoti, bet čia reiks įsikviesti kažkada, kai pradėsim gyventi. Tai gal užakcentuojant rekuperaciją darėmės patys, tik prieš tai Mantas projektą įsigijo, bet visą įrangą įsigijo iš kitų. Jeigu įsigijinėjai įrangą iš tų pačių tiekėjų, tai projektas nekainuoja. Sandarumo testą. Buvo toks didelis žingsnis ir labai ilgai toks išvargino, atrodo, darai nieko nedarai, bet galų gale praėjom ir viskas buvo puikiai sklandžiai. Bet sandarumo testas daug ką reiškia, nes mūsų A++ klasės namas ir privaloma yra jį prasieiti ir pasiekti būtent ten nemažiau 0,6 pralaidumą, ką iš karto pasiekėm pirmu testu. Jo, buvo 0,4 kažkiek. Tai va, tai labai džiaugiamės su šitu pasiekimu, nes daug plėtoja. Dabar kas ir paskutinis gal toks darbas iš to, ką darom, iš to sąrašo, ką dabar pasibaiginėjom, tai lubose gipsas. Kaip ir visur viskas sudėta, liko čia tokios kelios akcentinės vietos, kur biški daugiau darbo reikalauja, pažaisti šiek tiek, tai bet manau per šią savaitę jau gal pavyks pagaliau pasibaigti ir šitą darbą. Gal su gipsiniam lubom dar irgi truputėlį perveiksiu, kad mes dėjome vatą tam, kad garsą izoliuoti. Jo, papildomai 5 cm. Papildomai 5 cm ir kai kuriuose kambariuose buvo, kad vienas sluoksnis vatoti ir gipso dėtas. Kitose dvigubas gipsas. Drėgnose patalpose žalias, tai kaip garažas, sandėliukas, vonios kambariai, visur kitur baltas. Susimontavom visą patinkinę santechniką, tai dabar likę realiai tik tai kaip apdaila pasidarys virštinkinės dalis susidėti ir kaip ir tiek. Kaip ir viskas sumontuota, išskyrus vienas tualeto bakelis, bet tenai dabar pajungtas laikinas tualetas, tai kaip nenorim dar jo nuimti, tai kol kas tik palikė. Valvalai nevažiuos. Ir dar ką esam pasidarę, tai bendrą vonios kambarį, plyteles įsidėję. Bet čia jau samdė meistrus, nes po katilinės įsivertinome, kiek tai užtrunka laiko ir kokia yra to kaina. Tai tikrai samdėm drąsiai radę gerus meistrus. Galėsim irgi pasidalinti kontaktais, nes meistrui tai užtruko 3 dienas pilnas, sakyčiau. Turbūt, jo. 4 galbūt, jo. Kai Mantas darė katilinėje virš mėnesio laiko. Dar ką dabar darome, tai jau pridavinėjame namą 100%. Jo, kad su banku ten yra reikalavimai, iki kada reikia pasiekti 100%, tai jau kaip ir beveik visko užtenka tam ir manom, kol visą tą procesą praeisim ir jau kaip tik ir bus. Nes visas pridavimas trunka apie 2-3 mėnesius, o mums reikia iki rugsėjo 13 priduoti. Nes žinoma, galima prasitęsti, bet viskas papildomai kainuoja ir tiesiog jau nebenorime mokėti dar papildomai už pratęsimą, todėl mes kas iš to tada tik palūkanas mokėti. Jo, ilgesnį laiką mokėsim palūkanas. O norime pradėti mokėti pilną paskolą, o ne tik palūkanas. Dar ką pasidarėm ir užsisakėm, tai beveik visus namo baldus.
kas irgi buvo sąraše, tai kaip ir čia beveik galima būtų čeką užsidėti, nes jau labai galvos sukti nebereiks dėl šito. Jo, tai visus beveik tikrai galima sakyti, nes ir vaikų kambarį, ir koridoriaus spinta, virtuvė, suaugusių spintos, vonios kambariuose visos spintos, spintelės, miegamajam čia irgi tokias spintelės nusimatė įdomesnės. Tada užsisakė esam irgi jau grindis, kurios iškart po glaistymo bus klijuojamos. Irgi susitarė dabar dėl trinkelių, tik dar laukiam. Prieš trinkelės dar irgi bandom betonuoti priekinės tvoros pamatus. Atsistojame irgi jau į eilę. Aišku, čia mes dar turime pabaigti paruošti šią sieną. Ne patys dažysime, įmonė kita dažys. Dar su šitą sieną turime biškį paruošti, tai užglaistyti ją ir tada jau atvažiuos įmonė ir pabaigs. Neapsiėmėm patys, todėl mes norim, kad būtų idealiai graži ir neeksperimentuotume. Tai jo, su šitokiom medžiagom nesam dirbę. Nei su tokio stilium, nei su tokiom medžiagom. Tai tam tiesiog, kad taupant laiką, įsivertinam ir kainą, kad tikrai samdome ir tikimės, kad atlieps mūsų lūkesčius. Tvoros betoninės dalis ir ten pamatukus. Jau irgi atsistojom į eilę, dar terasą gal padarys tie patys žmonės. Paruoš betonavimą. Paruoš betonavimą. Kiti išbetonuoti. Kiti tada išbetonuos. Keletą darbų pasidarėm, ten ant pamato susiklijavom polisterolą, kad kompensuotumas pas mus molis klypia, tai molis šaldamas plečiasi, o tas polisterolas padeda sugerti. Tiesiog minkštas paviršius, tokia gaunasi minkšta dalis, kad neverčia pamato. Čia toks iš esmės tiesiog turėjom likusio polisterolo ir čia nieko nekainavo, tik tai kokias 4-5 valandas darbo. Tai ką dar pasidarėm, tai molio sklypui prisivežėm, turbūt apie kokią 20 mašinų reikėjo ir pralygino, taip, grubiai, bet kaip ir jau į kiemą panašu kažkokią apaugusi žalėm. Ir dabar peržvelkime, kokie darbai. Tada sekantis laukiantis darbas tai bus glaistymas, aišku, dar likę aplink langus angokraščius sutvarkyti ir turbūt jau bus galima jo pradėti jau kampus glaistymo dėti. Dabar subaiginėjame savo šedevrus, tai visokias meniškas sienas, čia matote miegamojo sieną, dar svetainėje dabar sudėtingesnė dar sieną, tai pamatysite turbūt ne kitos, o dar kitos savaitės video. Dar svarstom ar žemės tvarkytis šiemet ar kitiems metams. Dar kitiem metam atsidės tikrai terasos stogas, nes ir daug išlaidų ir šiaip darbo, nes ir nieks nelabai apsiema, reikia ir teks patiem tikrai daryti šį, tikrai ir susiprojektuoti labai dar kruopščiai. Čia viską jo, didelis toks, kur. Ir tada galiausiai gerbėjus, tai tada, kas irgi, kai greičiausiai, kai susidės trinkelės, turbūt, kad bandysim prisivežti juodžemį dar šiais metais, nes kaip ir patiems ten daug darbo nereiks, pasamdysim su technika, nes sklypas nemažas, tai iškart išlygins ir bus kaip ir paruošta žolės sodinimui. Dar visų man kovoja, ar pasidaryti laistymo sistemą ir tada juodžemį užsivežti, ar juodžemį ir tada pasidaryti laistymo sistemą. Aš už pirmą variantą, man tas už antrą. Jeigu esate susidūrę, irgi pakomentuokite, gal aš tai Gal įrodys jo, kas nors geriau daryti, bet nežinau. Čia irgi nusimatė kelias atšakas drenažo pajungti per sklypą, tai irgi manau, kai pamatus darys priekiniai porai, tai reiks paprašyti, kad ten papildomai atkastų molio tas kelias tranšėjas ir nesunku pasijungti dar porą vamzdžių. Pasėti veją, aišku, dar nusimatė čia sklypę visokių šiaip zonų, kur bus kažkokia augalams skirta, ten tokios kaip ir poilsio vietos, tai irgi greičiausiai turbūt vis tiek kitiem metam jau tas iki galo išbaigimas, tikrai šis metas niekaip. Jo, su apželdinimu tai tikrai bus kitąmet darbai, bet svarbu buvo jau iš anksto ir tikrai rekomenduoju iš anksto jau pasikonsultuoti, jeigu įmanoma, kad ir susimokėti už tą konsultaciją su apželdinimo specialistais, kad susidaryti kiek galima geresnę viziją, nes man tai tikrai atvėrė akis, nes buvau tokį visiškai labai minimalistinį variantą, turbūt kaip dauguma, ten kažkur biškį palei šoną, ten kažkur biškį kitam šone ir viskas.
Ir tada po viso galutinio varianto, kiek konsultavausi, porą valandų užtruko ta konsultacija, kur labai gerų klausimų uždavė jau vieno pat pradžių, kad ar nusimatė, kur šiukšlių dėžės bus, kiek automobilių norite, kad tilptų, koks norite, kad reprezentacinis namo priekis kaip atrodytų, kas gale, kokios erdvės, ar vaikams numatyta, kokios poilsio erdvės, džiovyklės, net ar reikalingas ar nereikalingas laukia, net tokias smulkmenas įsivertinti. Ir tada irgi tenais yra atitinkamos taisyklės, apželdinime, kaip kas turėtų maždaug kur atsikartoti, kad išlaikyti tokią harmoniją kieme. Tai labai atvėrė akis, žinoma, ženkliai daugiau erdvių tada pasidarė, ką norėsime apželdinti ir prisodinti augaliukų, ko visai nebuvau numačiusi, bet tada bent jau turiu kažkokį galutinį rezultatą savo jau galvoje ir viziją, kaip tai galės atrodyti ir kad tai įspūdingiau atrodys tikrai ženkliai labiau, negu kad aš prieš tai galvojau. Tai dabar tiesiog, kai vaikštinėjame vis aplinkui, tai žiūrim jau, koks augalas patinka, nepatinka, kokia skaldelė patinka, nepatinka. O to dar reiks pasidomėti, kokie augalai auga ant saulės, kokie pavėsį, visi šitie dalykai. Kokie ant saulės, kokie pavėsį, nes irgi susidūrėm su tą problemą, kad kokį norėjome prieki namo sodinti. Tada turim labai atidžiai stebėti, kiek iš tiesų yra tos saulės tuo metu prieki namo, kad ar tikrai tiks tas augalas ar ne, nes tu gali išleisti krūvą pinigų ant to vien augalo turėjimo gražaus, kuris po 2 metų žus ir tada turėsis tiek nori ploti. Nes nuo to priklausys irgi dar apšvietimo išvedžiojimas ir laistymo sistemos išvedžiojimas. Tai apžvelgėme, kokie jau buvo padaryti darbai per šitus 1,5 metų, kokie dabar dar laukia darbai. Dar gal akcentuojam. Tikiuosi mažiau 1,5 metų liko. Jo, mažiau 1,5 metų liko ir planuojame jau rugsėjį įsikelti į namą. Gal spalį? Norėčiau rugsėjį. Matysim, kaip čia seksis. Tai va, stebėkite mūsų procesą. Visuomet dalykitės irgi komentaras į savo pastebėjimais, įžvalgomis arba pasidžiaukime visi kartu. Žinoma, stebėkite mūsų kanalus. Instagram'e dažniau keliame, ką veikiame, su kuo kasdieną susidurėme, o į YouTube stengiuosi bent savaitę kartą įkelti. Apgailestauju, neišeina padaryti taip punktualiai, kad ten antradienį arba ketvirtadienį, būtent ten tokiu laiku, nes taip priklauso ir nuo vaikučio mūsų galėjimas prisėsti, bet tikrai stengiuosi bent savaitę kartą paruošti video ir pasidalinti su jumis. Tai stebėkite ir toliau Vaivadukų namų projekto eigą.